Atvykom prie Moulin Rouge'o, kur buvo pradėtas garsusis šokis Kankanas. O čia tas raudonasis malūnas skaitomas. Bilietas į vakarinį seansą kainuoja 250 eurų ir tai dar reikia užsisakyti iš anksto. Tai užteko pažiūrėti iš išorės, o iš vidaus pažiūrėjom internete. Netoli Moulin Rouge'o yra aukščiausia Paryžiaus vieta Montmartre kalnas. Tai dabar su funikulierium išmėginam naują rūšį pasikėlimo transporto. Funikulierius vadinasi, kaip Kaune. Ir kylam į viršų ir ten yra gana didelė pilis, ne pilis, o bažnyčia. Ir gražiausi vaizdai į Paryžių. Tai čia jau vienas iš paskutinių taškų pačiam Paryžiui apžiūrėti, tai kylam į viršų irgi. O pakilt čia yra paprasti miesto bilietėliai kainuoja. Nusiperki paprastą transporto miesto bilietėlį ir keliesi. Čia daug žmonių pieškom lip, bet čia nedidelis atstumas, čia kelias minutės. Pėstieji laiptais kylo, mes apvažiuosim aplinkui. Mūsų gatve bus geriau važiuoti negu. Plentu yra mažesnis bruks. Montmartras. Čia irgi gan didelė bažnyčia ir priėjimo buvo gan daug žmonių, bet neįgaliesiem buvo iš kitos visai pusės įėjams atskirs, tai įleido, tai ramiai jau apžiūrėsim ir varysim link. Jau paskutinis taškas apžiūrimas ir varysim link traukinių stoties į kitą Paryžiaus miestą Buvę. Štai mes ir pagrindiniai stoty Paryžiaus ir iš čia norim keliauti į kitą miestą Buvę, kur šalia to Buvę yra aerouos, kur permiegosim ir iš ten kirpsim į Lietuvą. Buvo baimė, kad čia bus žmonių, neis pravažiuoti ir nesusigaudysim. O čia mat pasirodo yra 3 aukštų, dar 2 aukštai yra po žeme. Ir gana nedaug tų žmonių ir yra asistentai, kurie visur padės nueiti, nusipirkti bilietus ir įsodins, žodžiu, neįgaliesiems su traukiniais važinėti Prancūzijoje, tai bus vienas malonumas. Tai dabar einam susitvarkyti bilietus, vietas, o kai tik dabar einam prie asistentų. O čia atskirai galim palaukti, žodžiu. O prieky stoties asistentas, o stom Kristina, o mes iš paskos, o prižiūr, kad mes neatsiliktumėm. O mes iš paskos, kai žasiukai varom, niekur nereiks smegenų. Grinai jo nuves, pasodins, kur reik. Prižiūr, kad nepabėgtume. Grinai sodins į vagoną ir
ir važiuosim. Traukiniai gerai pritaikyti yra. Išvažiuoji iš perono į traukinį kaip autostrada, viskas lygiai, atskiras vietas neįgaliųjų, tualetas atskiras, o neįgaliųjų, žodžiu, tik tai keliauk ir džiaugis. Važiuok į priekį. Gerai. Susisuk dabar. Net atbalą. Atbalą važiuosi? Nublemba. Ei, čia. Yes. Your help. Tomai atsargiai. Važiuok. Štai mes ir biure mieste. Kas buvo įdomiausia, mes pagalbas net neprašėm biure, matyt, susisiekė iš Paryžiaus su biure ir pagalbininkai prisistatė, niekieno mūsų neprašo, tai taip labai nustebino. O biure labai gražus miestelis, toks žalias, fontanai, jau fontanuose mažiai jau maudos. Labai fainas, tylus, ramus miestelis, patiko. Tai dar aplankysim čia kokį porą bažnytėlių ir bus skrydis namo, netoli Aravos, čia yra kiek, kokie 5 kilometrai, Aravos, varom namo. Čia vyksta krikštynos, bet labai prancūziškai gražiai jų tas giesmės skamba. Štai ir kelionė baigta, pakuojamės į lėktuvą. Sudie Paryžiau. Buvo labai malonus, gražiai priėmė. Skrendam į Lietuvą.